reiškia kažkas, ką mes žinome ir skirtingų pažiūrų istorikai žino, kad nutiko, bet ką tai reiškia? O tada jo aiškinimai gali būti visiškai skirtingi. Ką tai reiškia? Kodėl taip nutiko? Ką reiškia tiems, kurie gyveno tada, jeigu mes galim bandyti šitą rekonstruoti, ir ką reiškia mums, jeigu mes apie tai girdim, sužinom ar skaitom. Čia jau nuo mano tikėjimo, nuo mano ideologijos, nuo mano pasaulėžiūros gali priklausyti. Ir greičiausiai pasakojimas taip ir yra sukonstruotas. Bet tik tai tikintis religinis protas gali pasakyti, taip, čia yra tiesa, o anas greičiausiai yra neteisus. Yra keletas dalykų, kurie man yra nutikę ir vis labiau nutinka, ir jie greičiausiai bus susijęs su tokiu milžinišku neaiškumo svoriu. Milžiniškas neaiškumo svoris, kuris atsiranda tada, kai tyrinėjai kokius nors praeities reiškinius, ateini prie lūžinių momentų ir supranti, kad visos labai racionalios teorijos tau jau nebegali paaiškinti, o kodėl taip nutikė. Kas čia galėjo nutikti? Iš savęs grinai loginiais argumentais to nepaaiškintum. Žinoma, apie baisiausius žmonių elgesius, nuopolius ir visa kita yra daugiausiai prirašyta ir kas nors galėtų sakyti, aš negaliu įsivaizduoti, kodėl taip galėjo nutikti. Lengviau būtų sakyti, tai šėtonas užvaldė, arba tai demonai užvaldė ir mes turim tokių įsivaizduojamų jų paaiškinimų arba tikrovių. Nuo Hollywoodo iki gerų romanų, netgi jeigu nori. Ir tai kažkiek gali paaiškinti. Bet aš noriu kalbėti apie tam tikrus gėrio atsiverimus, kurie man atrodo kokie nors stebuklai. Podažnė aš netgi susidurdamas kartais iš tikrųjų gal per savo plevėsiškumą su užduotimis kokiuose nors didelėse auditorijose, toliau nuo bibliotekų, toliau nuo akademinio gyvenimo ir bandyti paaiškinti apskritai lietuvių atgimimo istorijas. Keletą paskutinių 100 metų nuo mūsų didžiųjų nuopuolių 18 amžiaus pabaigoje. Aš vis dažniau pasirenku pavadinime kokį nors variantą ir ten būna žodis stebuklai. Lietuvių atgimimo stebuklai. Nes šiaip jeigu grinai logiškai mūsų turėjo nebebūti. Stebuklai. Arba visuomenės atsiradimo stebuklai. Žmonių kaip individų ir jų grupių pasiryžimas daryti ką nors gero kitiems. Be pinigų, be europinių, be projektų. Paaiškinkit jūs man iš kokių nors gamybinių jėgų vystymosi arba dar kokių kitokių dalykų. Na, sakykime, aš susiduriu su magistrantais vieno seminaro, vieno kurso rėmuose ir jis vadinasi Visuomenės atsiradimas Lietuvoje. 19 amžius. Visuomenė suprantant, taip kaip griežtai mąstantis socialiniai teoretikai suprastų bent per pastaruosius kokius 150 metų, kad visuomenė yra ne visi žmonės, visuomenė yra tik susiorganizavę, sąmoningai bendram gėriui veikiantis, laisvanoriškai ir neatlygintinai. Laisvanoriškų asociacijų kultūra, draugijos, jų tinklai, pilietiniai aktyvistai, tai yra visuomenė. Kada jinai atsiranda? Pirmosios laisvanoriškos asociacijos Lietuvoje užgimsta tik tai 19 amžiaus pradžioje. Kaip nekeista, pirmoji iš jų tikriausiai būtų Vilniaus labdarybės draugija su charitatyviniu užkaisu. Dažniausiai mūsų sąmonė, ypač studentiškoje aplinkoje, būtų Filomatų, Filareto, Adomo Mickevičiaus, Odės jaunystėj. Va šitie kažkokie puslapiai, jie skaitosi ir bandai aiškintis. Nes jau aš negalėčiau sakyti aiškinti, nes man susiejimas į seminarą su magistrantais yra tiriamasis projektas, o ne bandymas aiškinti. Aš žinau, jie dar nežino, jie žinos po to, kai pašnekėsim. Ne aiškintis, nes aš dalinuosi tuo, kas yra visiškai neaišku. Kokiais bendrais teoriniais dalykais galėtume įrodinėti, kaip studentų gauja, einanti per bordelius ir besiginčijantis, kuri iš prostitučių yra fainesnė, kada rašo beveik pornografinę poeziją, per kokius metus lūžta į tokią filomatišką aplinką, kurioje odė jaunystėje, tėvynės meilė, moralinis prabudimas, įsipareigojimas atveda prie tokių veiklų. Ir aš sakau, aš nežinau, kaip paaiškinti.
Čia yra tas nušvitimas, čia yra kažkas, kas išduoda kažkokias tikrovės virš mūsų ir aš negaliu paaiškinti. Bet aš tikrai galiu pasakyti, kad visi iki tol buvę aiškinimai, jie yra visiškai nepakankami. Išvestų man tiesiai ar iš gerbuvio, iš ekonominio intereso.